Baltų kultūros kelias Sėlių ratu. Šalia kitų pažintinių Europos kultūros kelių įsiterpęs Baltų kultūros kelias, kurio Sėlių ratas siekia ir Užpalių žemę, kviečiantis pažinti ir prisiliesti prie Baltų kultūros. Pakeliaukime ir mes Sėlių ratu. Nuo Latvijos pro Stelmužės ąžuolą per Dusetas, profesoriaus Kazimiero Būgos gimtąją Pažiegę į Užpalių žemę, menančią istorinius įvykius ir lietuvių bei sėlių gentis gyvenusias vaizdingame Šventosios slėnyje. Keliauti ir pažinti Baltų kultūrą Užpalių žemėje galima keliais būdais – pėsčiomis, dviračiais arba plaukiant Šventosios upę. Pradedant nuo pušynais apsupto Pašio ežero, pro Šventosios sroves išgraužtus įspūdingus Sėlių aukštumos šlaitus, šalia Žaibiškių piliakalnio pasieksime Velniakampio skardį, kur paslėpti Užpalių pilies turtai. Išlipus Degėsiuose aplankyti vieną iš gražiausių Lietuvoje Užpalių piliavietę, dabar vadinama Šeimyniškių piliakalniu. Toliau tęsti plaukimą pro Kaniukus ir taip pasiekti Užpalių miestelį. Išlipus iš Vytauto didžiojo tilto pravartu aplankyti ne tik parduotuvę, bet ir karališkojo dvaro sodybą. Žygį po Sėlių žemę baigime keliauninkų pamėgtoje šventvietėje, atsigaivinant tyrų Krokulės šaltinio vandeniu, o šalia jo nuo Lygamiškio piliakalnio atsiverianti Šventosios vingį ir amžiams sustingusi paslaptingoji Laumės valtis.